Linas Balsys, esu Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, taip pat ir Seimo narys. Lietuvos žaliųjų partijos numeris yra 6 rinkimų sąraše, o aš esu numeris 1 tame rinkimų sąraše numeris 6. Aš manau, kad jaunimui turėtų būti labai įdomu dalyvauti Europos parlamento rinkimuose ir svarbu, kadangi jaunimas turi puikią galimybę, balsuodamas už tos žmonės, kurie dirbs Europos parlamente, užsitikrinti savo ateitį daugelių metų į priekį. Mes, žaliųjų partija, tiek Europoje, tiek Lietuvoje, siūlome sprendimus, kurie nežaloja gamtos, nekonfliktuoja su aplinka, bet tuo pačiu yra inovatyvus, ekonomiškai naudingi, finansiškai apsimoka ir gali generuoti pelną. Ateities, tai be jokios abejonės, tai būtų elektromobilis arba tai būtų metro. Nes elektromobilis, tai be abejo, tai yra individuali transporto priemonė, bet jeigu kalbam apie Europos parlamentą kaip tokį visą jungiantį darinį, reiškia, kuriame telpa daug idėjų, daug žmonių, tai turėtų būti metro. Metro irgi yra elektrinis, jis neteršia gamtos ir jisai vienijo žmonės. Jisai verčia žmonės išlipti iš individualių automobilių, netgi jeigu ir elektriniai būtų, ir burtis kartu, lipti į vieną vagoną, tai yra taupyti energiją, patirti malonumą važiuojant patogiai ir greitai, nestovint kamščiuose ir plėtojant miesto žalių idėją. Tai yra patogus miestas, greitas susisiekimas, klestinti ekonomiką.